didžiausias, šilčiausias prisiminimas iš mokymosi gimnazijoje laiku? Kad mes su klasės draugais jau nuo 1 klasės čionais įstojome ir baigėme 12 klasę, bent jau su dauguma iš kai kurių. Ir iki dabar su kai kuriais palaikome ryšį. Tai pirmoji mokytoja buvo psichologijos Jūratė. Tobula moteris. Mes visada, kai turėdavom langus su savo klasiokė Laura Budaitė, eidavom pas mokytoją gerti kavos arba arbatos. Braižybos pamokos mūsų. Jo. Kur aš į braižybą eidavau tik dėl to, kad jinai ėjo į braižybą. Prisiminiau vieną įvykį. Labai, čia gal irgi, kai devintokai mes buvom, vyko kažkoks tai čia aktų salėje interaktyvus vaidinimas. Ir vienas čuvakas iš C-berods klasės, ar ką, jį išrinko kaip princą ir iš minios panelės rinko kaip princesės ir trūko vienos ir spėjo, kas pasisiūlė paskutinę princesę būti. Sandra? Aš. Iki šiol noriu atsiprašyti fizikos mokytojos už sudaužytą vazoną ir išmestą pro langą jį. Taipogi labai gerai prisimenu stalo tenisų staliuką. Mūsų kolektyvas be kiekvieną pertrauką lenktyniaudavo prie jo ir galiausiai tas staliukas prarijo labai didelę dalį mūsų laisvalaikio, bet aš asmeniškai to nesigailiu. Netapau profesionalų, bet visai netoli buvau, manau. Mes turėjom tokią anglų mokytoją, kadaise Alina Laučinienė, dabar nebemokas, jinai baigus, bet jinai buvo žiauriai tikinti į Dievą, ta prasme. Toks buvo bairis ir mes sakom, blemba, čia turėjo būti kontras ir taip toliau, bet ir sakom, blemba, davai pašnekėk kažką apie Dievą ir paklausk, ar tiki į Dievą. Ir tada mokytoja pradėjo visą pamoką šnekėti, mes išvengėm kontrolinę ir pažvengėm ir paklausėm paskaitos apie Dievą. Tai šitas buvo vienas iš tų įdomesnių bairių. Stovėjau ant kėdės prieš mokinius, kai jie neišgirsdavo iš antro karto, ką aš sakau. Taip pat aiškindama per pamoką gramatiką, jau supykusi, net nepajutau, kaip iškėliau 2 vidurinius pirštus. Radau savo duris nuklijuotas gražiais, besišypsančiais agurkais. Va, ir jeigu įdomu, kodėl agurkais ne pomidorais, čia irgi yra savo istorija, praktiškai kiekviena laida. Žino tą mano mirtiną sakinį, kuo žmogus skiriasi nuo agurko. O jūs žinot, kuo žmogus skiriasi nuo agurko? Todėl, kad žmogus mąsto. Turėjau vaikinų auklėtinius, vaikinų klasę. Nebuvo nei vienos merginos 12 klasėje. Ir kai atvažiavom čia prie mokyklos, jie kieme pradėjo važinėti 8-tais. Ir vat, man nebuvo baisu, tikrai nebuvo baisu. Koks mokinys buvote? Jeigu reikėtų vertinti 10 baliai skaliai, duočiau savo kokį solidų 7. Visai galima ir geriau. Kalbant tiek apie save, tiek apie savo klasiokus, nebuvome mes patys trapiausi mokiniai, bet visą laiką, manau, sugebėdavom išlaikyti tą viduriuką tarp gero laiko ir rimtų mokslų. Ir manau, kad tai yra labai sveikintina. Manau, kad buvau pakankamai stropus, atsakingas mokinys. Stengiuosi atlikti namų darbus ir mokytis per pamoką. Visą klasę visą laiką tempdavau, kad šoktų per chorų karus ir visą klasę besdavau tik tai priekį, nes jie nešokdavo, aš norėdavau šokti ir dainuoti ir norėdavau pasirodyti. Čia būdavau labai tokia garsi klasiai. Manau, buvau atsakinga, pavyzdinga. Žiauriai nesisekė matieką, žiauriai nemėgau biologijos. Ar vis dar palaikote ryšį su klasės draugais? Dabar tai, kadangi yra socialiniai tinklai, tai patogu ten sukontaktuoti esant norui. Nemaža dalis bendraklasių buvusių turiu Facebook'e juos ir matai, kaip ten sekasi vienam kitam. Retkarčiais tenka susitikti, planuoti arba neplanuotai su vienu ir kitu. Ir kadangi prieš 20 metų pabaigėme Radvilų gimnaziją, tai buvo vasarą ir pasiorganizavom susitikimą, kur dalis atvyko, netgi iš užsienio, ir turėjom gerą laiką kartu, prisiminėm mokyklos laikus. Aš palaikau santykį su savo klasiokais. Kitaip palaikau, yra draugų, kurie tiek mokykloje buvo, tiek gyvenime tapo dar geresniais draugais. Buvo ir tokių variantų, kad mokykloje buvo tik klasiokais, o dabar tapo labai gerais draugais.
Ir aišku, kaip visada, atrodo mokykloje, kad kai yra visam gyvenimui žmonės, bet jie po to dingsta, nes susikuria šeima, susikuria karjerą, susikuria dar ką nors, pasikeičia žmonės ir tiesiog nutrūksta ryšys. Po šiai dienai palaikome puikius santykius tiek su bendraklasiais, tiek su mokytojais. Koks mokytojas buvote? Labai lengva atsakyti, kadangi visada galiu prisiminti, pervertus 12 atsiliepimus, kuriuos laikau 2 batų dėžėse. Ir reziumė tokia būtų, kad buvau griežta, bet teisinga. Ir gera, ir bloga, nežinau. Pagal mane turėčiau būti ir nebloga, nes stengiausi duoti, beveik sukramtyti, kad tik tai mokiniai prarytų ir suvirškintų tą, ką aš daviau. Taigi matosi turbūt. Šiaip garsi visokiais požiūriais turbūt yra. Ir balsu, ir savo tuo šleifu, kuris ateina jau pirmokai ir žino, kad jeigu paklius pas Baumilenę, tai bus riesto. Kokius mokinius labiausiai prisimenate? Tai kiekvienoje klasėje jų buvo žiauriai daug. Turbūt visada yra savas švyturys ir savas juokdarys. Tai labiausiai prisimeni ne švyturius, o tuos juokdarius. Visada kiekvienoj laidoj turėjau bent vieną mokinį, šalia kurio būnant ne tik norėjosi, bet ir reikėjo pasitempti, kadangi tiesiog jų žinios anglų kalbos ir intelektas ir apsiskaitimas darė tokį įspūdį, kad reikėdavo pasistengti. Pačiai humoro jausmas nesvetimas, tai visada man irgi darė įspūdį mokiniai, kurie turi humoro jausmą. Ką galite papasakoti apie savo klasės auklėtoją? Mano auklėtoja Vita, dabar mes esam kolegos, tai gera auklėtoja, tikrai puikiai susitvarkė savo pareigom. Visada, kai reikėdavo kažkokius dalykus tvarkyti, jinai puikiausiai tvarkydavo, visada gaunama reikiamą informaciją reikalingą, kurią svarbu buvo žinoti. Ir tikrai jautėme jos rūpestį ir globą. Gaila, kad ne visi yra tarp mūsų, paminėčiau savo itin gerbiamus mokytojus Kęstutį Kūčių, Niolę Paškevičiūtę, bet tai nekeičia faktų, kad netgi dabar užsukus į gimnaziją jaučiuosi kaip namuose. Prie to fakto be abejo labai prisideda ir mano Zita Kuzminskienė, kuri po šiai dienai dirba mokykloje. Taip pat ir Genutė Kuzmickienė, kuri buvo tarsi savotiškai antra mama tiek man, tiek broliui Sauliui, kuriuos jinai abudu mokino. Ko palinkėtumėte mūsų gimnazijai? Gimnazijai palinkėčiau klestėti, bet kad gimnazija klestėtų, tai mokytojams kantrybės ir kūrybiškumo, kantrybės begalinės, mokiniams irgi kantrybės ir daug darbo, nes mokymasis tai yra labai sunkus darbas. O visai bendruomeniai susipratimo, kad visi mokėtų ir klausyti, ir girdėti vieni kitus. Sėkmės, kad toliau išliktų mokymosi lygis toks pat aukštas, koks ir tikriausiai dabar yra, kad visi mokiniai įvertintų tai, ką dabar turi, kad mokytųsi ir siektų savo gyvenimą tai, ko nori. Gimnazijai linkėčiau daug džiaugsmingų akimirkų tiek mokiniam, tiek kolektyvui, smagiai atšvęsti 20-metį ir toliau garsėti savo pasiekimais Vilniuje, Lietuvoje ir užauginti daug jaunų, atsakingų ir drąsių žmonių. Pirma, noriu perduoti linkėjimus mokytojams. Už tai, kad globojate, rūpinotės, mokinote ir už tai, kad mes jūs atsimename iki šiol.
O jaunesniems, tai yra moksleiviam, noriu paminėti 2 dalykus. Tai vienas, kad pastangos atsiperka, o antras, tai kad viskas bus gerai. Kad ir ką jūs padarysite, kad ir kokie bus egzaminų rezultatai, kad ir kas gali pakišti koją, galiausiai jūs vis atrasite būdą padaryti gerai. Tai linkiu, kad būtų kuo sklandesnė ateitis ir gero gimtadienio. Koridoriuose visą laiką prasilenkdavom su dainininku Vaidu Baumila, su eurokomisaru Virginijum Sinkevičium. Ir tai tik parodo, kad gimnazija išaugina visai padarius žmonės. Tad aš labai to džiaugiuosi ir linkiu jums išauginti dar ne vieną ir ne 2. Aš šiaip būdamas gimnazistu niekada nemėgau klausytis ilgų kalbų, dar labiau nemėgstu ir nemoku jų sakyti. Tad tiesiog noriu jums palinkėti. Būkite atsipalaidę, mėgaukitės procesu, nes patikėkit manim, kuomet praeina kažkiek laiko ir prisimeni savo laiką mokykloje, tikrai neprisimeni, kaip tu bijojai egzaminų ar kontrolinių, bet prisimeni iš tikrųjų, kaip buvo smagu ir gera tenais būti. Tad ačiū mokyklai, ačiū mokytojams, kurie mane mokino, linkėjimai jums, būkit sveiki ir dar daug metų gimnazijai. Ir su to 20-mečiu aš labai noriu pasveikinti Radvilų gimnaziją, toliau tęsti puikią švietėjišką veiklą, toliau sulaukti įstabių, gerų mokinių, gerai besimokančių ir tokių alumnių, kurie džiugintų ne tik savo tėvelius puikiais pasiekimais, bet ir visą Lietuvą. Tai linkėjimai visiems, mokytojams, direktoriai ir mokiniams. Su gimtadieniu. Norėčiau kiekvienam mokytojui ir mokiniui palinkėti kelių dalykų. Tai būtų tikėjimas, meilė ir kantrybė. Ir tai yra meilė savo. Taip, ne kiekviena diena gali būti gera ir tikrai jinai tokia neturi būti, nes ir apie tai yra gyvenimas, kad mes patiriam viską. Ir dėl to ir noriu palinkėti tos meilės savo, darbui, veiklai, kam tik tai norit. Ne tik gerų pažymių, ne tik gerų mokytojų, ne tik tų žinių, kurias jūs čia gaunat, taip, visą tai, taip, bet svarbiausia tos atmosferos, kuri atėjus į gimnaziją neleidžia iš jos išeiti. Taip, kad ir mokyklai paruošti asmenybės, ir visai mokyklos bendruomeniai mylėti ir saugoti savo mokyklą. Jo, o ypač gimnazistams tai pasakysiu tokį gyvenimo patarimą, kad tikrai nebijokit rizikuoti. Nes yra pasakymas, kad kas nerizikuoja, tas negeria šampano, bet taip ir yra. Aišku, tu dėksi 1, 2, 3 kartus, bet po to kažkaip vis tiek pasiseks galiausiai. Dabartiniams gimnazistams